Labai svarbi tema yra plytelių klijavimas. Tai laukia ir viduje. Cerezi tikrai turi bent kelias plytelių klijų rūšis. Kaip dabar, ten yra CM11, CM12, CM17, CM49. Kaip dabar pagal ką juos skirstyti, pagal ką juos rūšiuoti, kaip žmogui rinktis tarp šitų plytelių klijų rūšių? Jeigu pradėt nuo skaičiaus, tai kuris lengvai galėtų apspręsti pagrindinės savybės, tai kol didesnis skaičius, to plytelių klijai yra kokybiškesni, turi geresnės savybės arba daugiau kažkokių funkcijų atlieka. Mūsų žvaigždė ir universaliausi klijai yra CM17. CM17 yra, pradėsiu gal nuo to, kad yra 3 modifikacijų. 3 modifikacijų, tai tie klasikiniai CM17, kurie skirti klijuoti plyteles laukia viduj, ir jų dydis plytelės gali būti kvadratinių metrų. Čia tokio didelio formato plyteles gali klijuoti. Yra nedulkanti versija šitų klijų. Jeigu tu nori remontuoti vonios kambarį, klijuoti arba virtuvę, tai tu turbūt nenori daug dulkių turėti. Tai yra nedulkanti versija. Šiek tiek brangesni klijai, bet su jais žymiai tvarkingiau, švariau ir nereikia respiratoriaus ir panašiai. Yra ir balti klijai, kurie skirti, sakysim, marmuro klijavimą. CM17? Taip. Tai yra 3 skirtingi, bet klasikinis yra CM17 Super Flexible. Tai patys populiariausi turbūt mūsų klijai. Tai su jais gali klijuoti, kaip jau sakiau, didelio formato plyteles, tu gali su jais klijuoti klinkeriniam, aš jau šiek tiek minėjom, šiandien Cerazit Ceraterm Keramik sistema, kurie įtraukti ir šitie klijai, kai tu darai fasado šiltinimo darbus, armuoji jo apšnekėtais 85 mišinių ir viršaus klijuoji sunkias plyteles. Ir šitie klijai gali atlaikyti apkrovą iki 50 kg kvadratinių metrų. Tai jų labai įvairūs panaudojimai. Jeigu CM17 pirksi, tai praktiškai niekada neapsiriksi, taip? Iš principo taip. Jūs patys žinot, kad kiek kartų esate juos pardavę, kai ateina žmogus remontuoti terasas ir tada sako, kaip tu ir tada įsireiškiai tokį vieną kartą visam laikui. Tai puikus klijai, turi geras savybės, turi mažą įgirtį į save, turi labai didelį elastingumo modulį, plastiški klijai, sukibimo stipris yra daugiau negu norminis, gerokai ženkliai, jeigu norma turėtų būti apie 1 megapaskalį, tai sviruoja 1,5 iki 2. Tada šitie klijai labai gerai skleidžiasi po pagrindu, nes jeigu klijuoja laukia, tai labai svarbu, kad būtų padengta kiek galima daugiau plotų. Visos šitos savybės jos padaro jos tokios bestsellerius ir plačiai naudojamas. Jeigu mes jau šiandien apšnekėjom hidroizoliacinius sprendimus, ten hidroizoliacinių dangų, ant baseinų, kur klijuoja, taip kad, kaip ir paminėjai, labai universalūs klijai su unikaliom savybėm, kadangi yra daug mikropluošto, tai su šitais klijais galima klijuoti ir gana storų sluoksnių. Tai galima pasilyginti pagrindus. Dabar CM11? CM11 vidaus darbams, plytelės kokia 30x30 ir gali būti su jais, kas yra gerai, su CM11, tai ko skiriamės iš tokio kainos segmento iš konkurento, tai su jais galime klijuoti ir akmens masės plyteles. Tai ką konkurentas už tokius pinigus, ką žiūrite, jūs jau neleisim to daryti. CM12, aš tokį gandą esu girdėjęs, CM12 lygų CM17, bet tiesa ar netiesa? Ne, čia melas ir netiesa. Aha. Tai turi šiek tiek prastesnės savybės. Tai bet kuriam padėsi 2 maišus, iš karto tas melas įsisklaidys. Šiek tiek stendesni klijai, šiek tiek... Čia CM12. 12, jo, stendesni, su jais tau sunkiau bus dirbti. Jie skirti šiek tiek mažesnio formato plytelėm klijuoti. Tai sakė, CM11 30x30, CM17 metras iki metro, metras ant metro, CM12. Tai apie 60x60 cm kažkur tai plytelės. Tai šiuolaikinių supratimų 60x60 plytelė tai yra maža, nes šiais laikais plytelės yra jau labai didelė.
Ir mes jas būtinai paliesime, nes tai yra labai svarbus dalykas. Tai CM12 ant gipskartonio šildomos grindys viduje ir išorės jais gali klijuoti. Pagrindinė tai vidaus darbams. Turim dabar CM49. CM49, jeigu atsidarai techninių duomenų lapą, ten bus parašyta plytelių dydis neribojamas. Tai pasimat. Taip gali būti. Tai va čia ir yra tas klausimas toksai superiniai klijai. Ir mes jau kalbame apie CM17, apie jų gerasias savybės, tai jų elastingumas yra S1 klasė. Jie viršina savo kriterijus ir elastingumą. Jeigu matai, va čia yra S2 klasės klijai, cementiniai S2 klasės klijai, dvigubai elastingesni už CM17. Ir gali būti takus klijai. Tu prasme, gali skystą pasidaryti labai? Jo, gali pasidaryti skystą, kad pasiskleistų tai ta varijuojanti kombinacija tarp konsistencijų yra labai svarbus. Kad yra baltos spalvos tie klijai, tai čia yra turbūt pati menkiausia jų savybė, ką jie gali. Jie gali klijuoti bet kokią akmenį ir ypatingai kietos akmenis, kurie turi nulinės įgertis į save. Marmuras yra gana gerai save paėmantas vandenį, bet yra tokie akmenys, kurie linkia nusidažyti, bet labai yra kieti, konglomeratiniai tai akmenys. Tai yra labai didelio elastingumo modulio klijai. Ir kodėl mes kalbam apie plytelių dydį, tai turbūt, ar paimsi bet kurios klijus, niekas tau nesutrukdys ištepti visą plotą ir padėti tą plytelę. Bet esmė, ar išdžius tie klijai po plytelę. Tai paprasčiausiai klijai turėti tokią savybę, kad sugebėtų išgarinti drėgmę po plytelę. Tai CM49 turi tą savybę, kad savo turi tam tikrą gardelę, kad jie sugeba išpumpuoti vandenį iš savęs. Paprasti klijai didelio formato po plytelė gali neišdžiūti niekada. Jie džiūsta per vidurį, pradeda per kraštus atidavinėti drėgmę iš kraštų. Tada tas kraštas sukietėja ir pasidaro taip, kad garas nesugeba išeiti per tos kraštus. Ir konservuoja vidurį drėgmę. Ir ta plytelė tampa per vidurį su neišdžiūvusiais klijais. Tai CM49 tie klijai unikalūs, kurie sugeba išpumpuoti tą drėgmę per save. Tai jeigu tu turi plytelės dydį 1,5 metro ant 3 ir nusigruntuoji pagrindą su CT17 klijais, ir klijuoji plytelę prie sienos. Yra viena išimtis šitam dalykai. Jeigu tavo plytelės dydis yra labai didelis, tai tu klijuoji ant hidroizoliacinės dangos ir tu klijuoji akmens masės plytelę, kurios įgertis ten 0,002 ir turi du neįgerinčius pagrindus. Tai yra plytelė neįgerintis pagrindas ir siena neįgerintis pagrindas. Tai tada tu negali klijuoti. Tada kitas sprendinys yra klijai, kibirėlė, paruošti. Jūs jau turite CM77 polimeriniai klijai, tepi tos klijus ant sienos ir dedi plytelę. Šitų klijų džiuvimas visiškai nesusijęta su hidraulika, kad reikia atiduoti vandenį. Jie yra polimeras ir ryšasi absorbuodami drėgmę iš vandens. Norint, kad šitie klijai gerai kietėtų, jeigu plytelė labai didelė, tai tokia rasa nių užpurškiai su lengva vandens rasa ir pridėjai plytelę. Tai CM77 tai tokie, kad jais gali klijuoti prie bitumo, prie metalo, be paruošimo jokio, prie OSB plokštės, be jokio paruošimo, be jokio gruntavimo. Labai universalūs klijai ant kokių surinkamų grindų, kažkokių dar ten kažką, jeigu nori prisiklijuoti. Esu asmeniškai kažkada konsultavęs architektę, kaip virtuviai norėjau užklijuoti plyteles ant grindų ir ant durelių turi būti tas pačias plytelės. Reiškia, ant drožlių, ant MDF plokštės turėjo klijuoti.